Robertai, tai va dabar šitas Dievo gailestingumo kongresas ir koks įspūdis, koks pirmas įspūdis? Įspūdis yra įspūdingas, aš tikrai visų pirma esu dėkingas tau, kad tu mane jį pakvietei ir iš tikrųjų esu prisipildęs labai daug gerų įspūdžių, dabar man sunku atsakyti vienu kažkokiu būdvardžiu, nes tokio žodžio vieno nėra, kuris galėtų tai apibūdinti. Aš tiesiog gal norėčiau pradėti nuo to, kad mes gyvenime, kai gyvename, būnam su meilė širdyje, tai yra su Dievu širdyje ir būnam paskendę reikaluose. Tas pats žmogus gali būti dviejose vaidmenyse ir jie yra iš esmės skirtingi, nes tas, kuris nešiojasi Dievo širdį, tas, kuris turi meilę širdį, yra kitoks. Ir šitas kongresas yra būtent tokių žmonių susirinkimo vieta. Aš tiesą sakant, senai nesu buvęs tokiai vietoj, kur būtų daug žmonių. Tiesą sakant, aš žiauriai nemėgstu vietų, kur yra daug žmonių. Man atrodo, masiniai renginiai yra ten, kur sielai trūksta, bendravimo trūksta, kažko tikresnio. O čia tarp tų žmonių nepaskesti. Tarp tų žmonių atrandi jų akyse šypseną. Tiek daug gerumo, tiek daug nuoširdumo, tiek daug atsipalaidavimo, tiek daug to neskubėjimo, nes jie neina į darbą. Jie nedaro to, kad kažkodėl tą reikia daryti. Jie susirinko čia to paties švęsti. Žinai, labai įdomus žodis yra liturgija, graikiškas, kaip mes čia einam liturgija, švęsti yra išvertus iš graikų kalbos, liturgija yra Dievo darbas. Tai tas Dievo darbas, toks švęsti. Lėtai. Dievo meilės greitis yra lėtai. Lėtai. Aš tai žinau dabar, ką reikia tas lėtai. Aš gyju po ligos ir laikau ją Dievo dovaną. Ir aiškiai matau, kad po truputėlį lėtai, kaip tu sakai, sveikstu. Ir kylu į kalną, kuriame niekada nebūčiau atsidūręs, jeigu nebūčiau susirgęs. Tai tas lėtai, man atrodo, yra tikrojo gyvenimo pajautimas. Mes įpratom gyventi greitai, staigiai, viskas čia ir dabar, noriu, turiu, tas nieko palaukti, nieko iškentėti, neįdėti didesnės pastangos, neišperėti, neišbrandinti. Tai tas Dievo lėtai, man atrodo, ir yra priminimas, kad kai mes sulėtėjam, mes prie Dievo priartėjam. Ir tam kongrese tikrai galima tą padaryti. Aš vieną gydytojo labai strigo žodžiai, sako, neskubėkite išgydyti ligos, neatradę, iš kur jinai ateina ir kodėl ir ką nori pasakyti. Ir galvoju, kad kartais iš tiesų tokie dalykai, kurie supurto mūsų gyvenimą, atveria kažkokias kitus dalykus, bet tam, kad pajaust, reikia turbūt stabtelti. Aš galiu pasakyti savo asmeninį patyrimą, nežinau, ar man čia išeis paaiškinti, aš taip pat suprantu, kad pat net kongrese, kai klausau, kai žmonės pasakoja tai, ką jie patys patyrė, aš vis kažkaip labiau jaučiu, nes mums reikia patirti, tam, kad mes suprastume, mums reikia patirti. Tai mano suvokimas toksai, mane, kai liga ištiko, pirmą, tai tą vakarą aš turbūt kažkaip keistai šypsausi ar kažką man gydytojas sako, Robertai Petrauskai, jums įsiliejo į smegenis kraujas ir jums reikia surimtėti. Ir aš tada kažkaip mintisi galvoju, čia kažkaip viskas labai, gal net ir viskas, bet keistai nejaučiu baimės, nejaučiu kažkokio tokio nerimo, nieko tokio blogo nejaučiu. Po kelių dienų aš supratau, kad nejaučiu dėl to, kad aš turėjau daug meilės širdį. Aš turėjau meilę šalia ir supratau, kad ką sako Paulius, kai jis sako, kad meilė ir yra Dievas. Mes įsivaizduojam, mes turim kažkaip įsivaizduoti, kaip atrodo tas Dievas, ne? Bet tu eini ir koridorius gale pamatai, kad meilės tave yra tiek daug, kad tu nebijai mirties, kad tau neskauda, kad tu visai nesijaudini dėl tokio paprasto dalyko atrodo, ne? Ir tada, kai tai atsitinka, tu nebegalėt matyti. Tasme Dievas atėjo pas tave su gerai žinia, aš jį pamačiau, jei būčiau jo nepamatęs, jei būčiau nesusirgęs, būčiau jo nepamatęs. Dabar jau tiek
užsimaliau, žinai, kad kažką labai svarbaus norėjau pasakyti. Užstrigo žodžiai, bet neužstrigo širdis, žinai. Va. Kitą dieną aš atsikeliu. Esu visiškai paralyžiuotas, žinai, ir nieko negaliu daryti. Esu silpnas, visai. Bet jaučiu meilę šalia savęs. Jaučiu Dievą savo šalia. Ir kažkokiu metu suprantu ne tai, kad nebijau, bet kad jaučiuosi žiauriai galingas. Supranti, atradimas mano buvo toksai, kad mes norim būti stipri, mes norim būti stiprus, valingi, mes viską galim, mes savarankiškai, valios pastangomis viską sugebam. O aš toks buvau. Ir staiga tu nieko nebegali. Staiga tu nebeturi nei galių, nei valios. Bet per tave tada eina srautas, kuriame tu aš jaučiausi galingiausias, negu kada nors esu buvęs. Nepažeidžiamiausias, kurio manęs neįmanoma buvo nugalėti. Tuo metu manęs niekas nebūtų galėjęs nugalėti. Aš buvau. Ir aš tada galvoju, bet kaip tai gali būti? Aš praktiškai esu laimingas. Tų laimės akimirkų aš savo gyvenime galėčiau suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Aš guliu tenai, tokie padėtyje, kurios man niekas nepavydėtų, bet esu galingiausias. Dėl to, kad tuo metu Dievas priartėja. Jis yra arti ir kai mes esam jos rūte, dabar aš galvoju, kad mes neįvertinam net ir gerųjų akimirkų. Man gali atrodyti, kad Robertas Petrauskas yra talentingas rašytojas, kuris ten tą padarė. Aš galiu dabar jau tiksliai žinau, nereikia nespėlioti. Geriausi dalykai, kuriuos aš parašiau, buvo parašyti tada, kai per mane ėjo dieviškas rautas. Nes talentas yra Dievo dovana. Gebėjimas jį įjungti yra su Dievo pagalba, tai jam reikia tiesiog dėkingumo, ne? Ir viskas, o pas mus viskas yra atvirkščiai. Mes norim individualiai būti stiprus. Mes norim būti greiti, mes norim, nežinau, kažką nuveikti. Koks skirtumas, ką čia mes nuveiksim? Amžinybės akivaizdoje. Suprantate, aš atsiprašau, kad čia kažkaip asmeniškai įsikalbėjau, bet man atrodo, kad žmogus suserga ir kiti žmonės galvoja, va, jam nepasisekė, čia dabar jis, kažkaip čia. Ir beveik niekas nepagalvoja, kad rytoj arba šiandien vakare jis gali atsidurti taip pačiai vietoj. Niekas nepagalvoja, kad tuo mirties koridoriu, kuriame žmonės išeina, eis visi. Tasme, visus mus ištiks tai, kas ištinka tuos, kuriems atsitinka tai anksčiau. Todėl man atrodo, kad mes esame palaiminti, mes esame Dievo išrinktieji, kuris jis nori, kad mes anksčiau atsibustum, anksčiau pamatytumėt, kad stiprybė yra ne ten, kur mes galvojam, kad Žizuoja yra atvirkščiai, man dabar yra atvirkščiai, kas šiandien sakė, kad tas, kuris bus paskutinis, tas bus pirmas. Mes gyvenime norim visą laiką būti pirmi. Tai vadinasi, kas moka matematiką, lygybę sudarykit. Tie visi, kurie yra pirmi, patys sėkmingiausi, patys galingiausi, gali atsidurti eilės gale, kai bus svarbiausias klausimas, kelintas tu esi, ne? Tai dabar tas lėtai, žinok, man nebetrodo blogai, dėl to, kad lėtai reiškia būti taip, kaip žmonių pasaulyje negalima būti. Visi turi būti greiti, visi turi būti stiprus, visi turi būti vikrus, visi turi būti pasiruošę bėgti. Atsikelim ir varom. Aš gavau Dievo bilietą į ramybės karalystę. Ir ten tas lėtai, jisai vyksta, tas sveikimas tikrai vyksta, aš jaučiu. Jaučiu, esu dėkinga, aš dabar suprantu, kas yra dėkingumas. Ir tada nieks to nebegalėtų pasakyti, kad čia kažkokie vyksta atsitiktinumai. Tada skambina Algirdas, sako, reikia važiuoti į gailestingumo festivalį. Aš galvoju, aš esu nepasiruošęs būti iš būryje žmonių. Man yra per didelis iššūkis išeiti tokį būrį žmonių. Aš tiek ilgai laiko gyvenu tyliai, ramiai, nebūryje žmonių. Aš važiuoju tą festivalį. Aš sutinku po gerą žmogų ant kiekvieno kampo, aš sutinku apkabinimus, aš sutinku besišypsančias akis. Aš nueinu į pamaldas ir jaučiu, kad gyju tiesiog. Aš jaučiu, kaip mano kūnas stiprėja, kaip aš galvoju, kaip man nuvažiuoti su taksi bažnyčiai ir aš po mišių tiesiog parinu namo. Tasme, ir tai nėra atsitiktinumai, tai yra atsiveriantis vartai tada, kai tavo širdis susidaro, Dievas sako, o, tai pas tave čia galima lengvai įeiti, tai ir aš ateinu per kitus žmonės, per visus gerus darbus, per visus gerus ketinimus, stebuklai vyksta. Tasme, gailestingumo festivalyje
pavyzdžiui, man nėra gailesčio savo. Aš, pavyzdžiui, vakar ten reikėjo melstis mišiose už sergančius žmonės. Žmonės stovėjo, už juos ten užtarėjai šalia jų ir tarsi aš galvoju, man čia Dievo kažką paprašyti, aš galvoju, aš nieko nenoriu savo prašyti, aš jau toks esu stiprus, aš tiek jau Dievą iš tavęs gavau, kad aš jeigu galiu dabar kažko prašyti, prašysiu už kitus tos žmonės, kad jiem, nes yra žymiai daug žmonių, kuriems yra žymiai sunkiau. Nesvarbu, kad veikia vis tos rankos ar kojos, nes mums būna sunku. O klausyk, o šiandienos kunigas James Mallon pasakoja apie gailestingą tėvą ir du sūnus, apie tą sūnaus palaidūno ir teisiojo sūnaus istoriją. Man labai įstrigo ir pasakoja visus tuos skirtingus tokius, man atrodo, mums reikia įvesti kontekstą, jeigu netyčia kažkas įsijungs nesilankantis mišiuose, kad žinotų. Ne, tai tu įves. Kasgi galiau gali padaryti? Aš nežinau. Sūnus palaidūnas, ne? Sūnus palaidūnas. Aš negalvoju. Tėvas padalina turtą į dvi dalis. Taip. Tėvas padalina turtą į dvi dalis, sūnus jaunesnysis sako, dar tėvui nemirus, atiduok mano dalį. Aš varau čia pasitūsint. Aš varau pasitūsint ir išvaro ir išleidžia tos visus pinigus su... Prabaliavoja. Ten, kaip senoji versija rašo su kekšėm ir prasta draugija. Senoji versija dažniausiai būna teisingesnė. Tai nevinioja į vatą. Taip. Ir jau kai... Viską išleidęs, šalia badas, jisai eina ganyti kiaulių, jam sako, ir tas, sako, žydui ganyti kiaulės. Ir sako, jovalo, kiaulių, ir to neužteko, ir tada jam kyla mintis, grįšiu pas tėvą, atsiprašysiu tarnu, nesūnum, tarnu grįšiu. Ir istorijos jisai grįžta, tėvas išbėga, pasitinka iš toli visą laiką laukęs, pasitinka, jis jau pradeda savo atgailos sąrašą sakyti, atsiprašinė didelį išpažinti, atsiprašau, išpažinties buvo prieš 35 metus, Dievui nusidėjau tą ir pradėjau vardinti ir tėvas pertraukė, jis sako, greitai atneškite jam drabužį, atneškite žiedą, pjaunam patį riebiausią veršį, darom šventė namuose. Mano sūnus buvo miręs ir prisikėlė. Jis sugrįžo ir prisikėlė. Ir tada jie tik pradeda baliavoti ir staiga grįžta brolis, vyresnysis sūnus, pamato balius, kas čia atsitiko, pasikviečia tarną, išeina, tarnas papasakoja, kad sūnus palaidūnas grįžo ir jis kategoriškai atsisako grįžti namo. Ir tada tėvas išeina tada iškoti antro sūnaus paklydėlio. Ir tai sako, aš tiek laik, aš tau buvau, aš viską dariau. Aš viską, ką tu... Viską. Aš vergiškai laikiausi kiekvieno tavo, aš nieko neišnaudojau, aš nieko savo neleidau, kad tik tai viskas būtų. Aš dirbau, darboholikas, visiškai. Tu gal manęs nei vieno... O tu man nieko, tu man... Nieko. Ir sakau, sūnau, visą tai, kas mano yra ir tavo, bet juk reikėjo švęsti, reikia džiaugtis ir švęsti, nes tavo sūnus, tavo brolis buvo miręs ir vėl prisikėlė. Ir mes nežinom, kuo pasibaigės istorija. Istorija čia nutrūks, mes nežinom kas. Ir beje, viena iš interpretacijų sako, James Mallon sako, aš vieną tokį girdėjau interpretaciją parapijiečių, sako, greičiausiai tas vyresnysis nužudė tėvą, žinai, iš piktumo. Tokia tarytum tokia priminimas Kaino ir Abelio istorijos. Tik tai skirtumas yra tas, kad jeigu Kainas buvo kaip ir, žinote, kada blogasis nužudo gerąjį, teisusis nužudo neteisųjį, tai čia dabar atvirkščiai. Dievas atleidžia ir Kaino atleidžia. Taip. Ir tada apsiverčia viskas aukštinkojant. Man atrodo, čia labai, aš prie to pasakojimo apie paklydėlį sūnų, kiekvieną dieną sėdžiu, man atrodo, kad šis pasakojimas apie Lietuvą kažkiek yra. Dėl to, kad mes kažkada buvom tokie neturtingi, labai stengiamės daug dirbti, labai viską daryti, tai kruopščiai ir įgyjom kažkokį tokį, tai ką mes laikome savo dorybę, darbštumu. Bet jeigu darbštumas, kaip šiandien sakė kunigas vyskupas, ar kaip... Kunigas Džeimsas. Kunigas Džeimsas, kai sakė, pas tą vyresnį brolį atsirado, jis net nepastebėjo, pas jį atsirado vergo mentalitetas. Jis dirba vergiškai, jis dirba nejausdamas smagumo, kad savo namus puošia, kad savo šeimą maitina. Pas jį atsirado sunkaus vergo mentalitetas. Ir sunkaus vergo mentalitetas psichologijai reiškia, kad jeigu man yra sunku, man būtų neiškenčiama, jeigu kam nors būtų mažiau sunku. Aš negaliu atleisti. Negaliu atleisti tam, kuris leidžia savo atsipalaidauškai gyventi.
kitaip negu aš, nes aš paaukoju visą save, visą savo jėgas tam, kad sunkiai dirbčiau. Ir man atrodo, kad išsilaisvinimas čia yra tik tai dieviškas, dėl to, kad žmogus buvo broliai, šitas yra negailestingas. Negailestingas, atleidimo jam nėra, o Dievas yra gailestingas. Ir kai mes turbūt turim pripažinti, kad mes esame dievai ir mums žiauriai sunku yra atleisti. Ir man nervai, ir neapykantos yra mūsų erdvėje žymiai daugiau negu gailestingumo, bet mes turim prisiminti, aš šitą festivalį matau tai kiekvieną dieną, kad kai mes, kad ir kokių iš neapykantos ir pykčio dalykų būtumėm pridarę, kai tik pas mus įeina nors žiupsnelis gailestingumo, mes priartėjom prie Dievo. Mes priartėjom prie Tėvo, kuris neteisia, kuris nebaudžia už praeities duomenų. Šiandien buvo dar puikiai paskaita apie tai, kad jeigu žmogus padarė nusikaltimą ir jį pasodinam į kalėjimą, kuo didesnė jo bausmė, kuo daugiau jam reikės atsėdėsi, kuo sunkesnės bus sąlygos, kuriuose jisai kalės, tuo didesnė tikimybė, kad jisai tik išėjęs vėl sugrįžti ten, kur buvo. Bausmė reiškia pasikartojantį paterną. Vienintelis išsigelbėjimas šitoje vietoje yra gailestingumas. Vienintelis. Mums tai yra labai sunku padaryti, bet Dievas kiekvieną dieną tai daro. Ir žinai, pavyzdžiui, šitą istoriją, ne, apie tos du sūnus, ar ne, ir sako, tas Džeimsas man labai kažkaip įstrigo, kai sako, žinai, tam, kad jis reikia švęsti sugrįžimą namo sūnaus, ar ne, ir net jeigu vyresnysis buvo labai nepatenkintas, tai tėvas... Ir neaišku, ar jisai dalyvavo. Ir neaišku, dalyvavo, ne. Tėvas nesustabdo šventę, sako, ne, visiems reikia švęsti. Ir vienintelis būdas, ne, va, tas gailestingumas, va, grįžti į tėvo namus, nes tas vyresnysis sūnus, atrodo, turėjo viską. Jis turėjo viską tėvo namuose, išskyrus pagrindinį dalyką, kaip ir sūnus Palaidūnas. Tėvo širdis, va, tas gailestingumas, tas žvilgsnis, gydantis, va, jisai buvo šalia, bet buvo taip pat toli kaip tas kitas sūnus, gal dar toliau. Čia iš tikrųjų tiek daug sluoksnių, tiek daug metaforų, iš tikrųjų man atrodo, kad galėtume sakyti, kad čia buvo tėvo toks pamokymas mums, kad gyvenimas yra ne tik tais kasdieniškas reikalų tvarkymas, ne? Darbų darimas, jame turi būti šventė, turi būti dvasios pakilėjimas, turi būti kita gyvenimiška pusė, ne tik tai, mes esam ne robotai, mes esam ne gyvūnai, mes esam dvasinės būtybės, mūsų dvasiai reikia peno. Reikia šventės. Aš tą šventę įsivaizduoju kaip kažką, kas yra pakilėjimas virš kasdienybės. Negali būti taip, kad mūsų visi pirmadieniai tokie kaip visi pirmadieniai, penktadieniai tokie pat kaip visi penktadieniai. Mes netgi, mums reikia atskiro priminimo, kad nors viena diena savaitėje turėtų būti nedarbui skirta. Ir galvot, šių laikų, aš suprantu, kad yra žmonės tikintis, yra netikintis, yra ten visų, bet visi, kas jie bebūtų, visi mes ieškom laimės, mes visi ieškom giluminės ramybės ir džiaugsmo ir yra tas atsakymas, kur, ne savo jėgom, kaip tas sūnus, aš dabar, nežinau, atlaikysiu 100 seminarų, perskaitysiu geriausių knygų, bet kaip tu pasakoji, savo jėgomis, aš savo jėgomis išmoksiu gailestingumo. Pasieksiu tą levelį, padarysiu ir būsiu pirmas savo, tokiu, nes, žinai, tas būti pirmas, tai ne tik tai, kad tas, kuris, tarkim, pasiekęs labai daug karjerų, dar kažkur, bet net ir iš dvasinės pusės. Tu gali teologijos, daugiausia praeiti visokiausių praktikų, to, nuo 10, ne, ir viskas mano jėgomis, mano. Gailestingumas, kitas kunigas sakė, gailestingumas nėra žodis, gailestingumas yra veiksmas. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbus sakinys, nes man atrodo, kad pas mus žodinio gailestingumo tiems, kas kenčia kažkur toli, yra labai daug. Bet tas gailestingumas, kuris nėra paremtas veiksmu, nėra paremtas ištiesta ranka, nėra paremtas tavo gerų darbų, jisai nėra tikras. Visiškai kaip tas tėvas, kuris išeina pas vieną sūnų, pas kitą nesustoja, nenuleidžia rankų, nors atrodytų abu vaikai, abu viską turi ir abu yra labai labai toli, tai tas veiksmas, bet aš taip galvoju, gerai, veiksmas kyla iš to, kad jo būtis pilna gailestingumo, jisai pilnas to gailestingumo, kuris liejasi veiksmu. Čia ne tik veiksmas, žinai, dėl veiksmo, žinai, kaip tu atrodo, dabar vėlgi, imsiu, padarysiu, žinai, pastatysiu, pasieksiu, pamaitinsiu, minę. Bet tas
mes tai neper daug užsikalbėsim. Nežinau. Tas, žinai, tas... Išmes, jeigu ką. Išjungs man. Išjungs. Nu, išsijungia patentis, nu ir gerai. Žinai, kaip mes va kaip skaitom tas istorijas, pavyzdžiui, kad ir apie sūnų Palaidūną. Mes pagal savo gyvenimo patirtį, pagal savo pasaulėžiūrą, nežinau, pagal kažkokią pajautą, susiskirstum, aha, tas gerėtis, tas blogėtis, tas išmintingas, tas kvailys, tas toks, tas geras, tas blogas. Ir mes pasirinkam pusės ir va tuo momentu, kai mes tai padarom, mes stojame į poziciją, kurioje gailestingumas pradingsta, kurioje prasideda rodymas vieni kitų į pirštus. O kaip ten sako? O Dievas neskirsto į gerą blogą, jiems viskas yra gero. Lietus lyja ir ant teisiųjų ir neteisus ir neteisus, geras ir blogas yra žmonių sugalvotos sąlygos, dėl kurių vyksta visi karai. Ja. O Dievas priima mumis visus. Jis priima ir jisai... Ir Palaidūnus. Ir Palaidūnus, ir teisiuos, ir visus. Ir pakilėja. Tu žinai, aš noriu va šitą dar pasakyti. Man atrodo, kad sūnus Palaidūnai, dukros paklydėlės, tie, kurie, nežinau, atsidūrė dugne. Beveik vos nepaskendo pelkėje, vos išsikapstė, vos išliko gyvi, pridarė baisiausių dalykų gyvenime. Pamatė ten dugne šviesą, pakilo. Jie visada man yra 1000 kartų tikresni negu tie, kurie skleidžia šviesą gražiai, moka kalbėti, baigia aukštus universitetus, moka teologinių prieimų, mes esame sudaryti, iš tikrųjų, mes esame abudu broliai kartu. Ir tas Palaidūnas, ir tas darbštus, kuris nori daryti tai, kaip tėvas liepia, taip kaip reikia daryti. Mes norim būti ir pareigingi, ir vienas. Ir jo. Man labai stigi yra, sako, žinai, šitą istoriją, nors vadinama dažnai sūnaus Palaidūno istorija, bet aš girdėjau vienas kunigas, sako, žinai, sako, man atrodo, kad neteisinga vadinti sūnaus Palaidūno ar teisiojo, čia yra gailestingojo tėvo istorija. Čia, žinai, čia vėl. Žmogus yra tokia būtybė, kuri viską mato per žmogiškus akinius. Mes negalim matyti Dievo akimis, mes negalim įsijausti į tai, kad Dievas mato plačiau. Mes tokie esam. Ir mes tada užsikoncentruojam ar prie teisio, ar prie tokio, ar prie anokio, bet apie ką eina? Kalba neina nei apie teisumą, nei apie neteisumą. Kalba eina apie meilę, kuri daro visą naujai, kuri pakilėja. Nes mes galėtume čia, žinai, užsifiksuoti, kad, tai gerai, tai viskas yra nesvarbu, gyvenkim bet kaip. Ne bet kaip, gyvenkime tėvo meilę. Nes kai tu gyveni meilę, tu nustoji būti tiek Palaidūnas, tiek teisusis, tu tampi meilę ir tada tau pradeda rūpėti ir vienas sūnus, ir kitas. Tu tiesiog pradedi, kaip šviesa, kuri plečiasi. Ir štai istorija apie tai yra. Meilė, tikėjimas ir viltis, ir meilė iš jų svarbiausia. Apie dangų, kuris... Dangus yra tėvo širdis, tai Dievas. O tada, kada mūsų širdis tampa pilna Dievo, net ne mūsų kažkokių taip pastangėlių, dėl to paskutiniai bus pirmi. Bet kodėl pirmi? Dėl to, kad pirmi bus savo jėgomis, o paskutiniai, bet jeigu jie leisis pripildomi Dievo metai, jie taps pirmi ne dėl savo teisumo ar neteisumo, bet dėl tos dėl tos dovanos. Ir apskritai, man atrodo, nereikia nežinau, aš kažkaip mažiau galvoju apie kažkokią teismo dieną ir įvertinimą, nes man atrodo, kad mes čia irgi žmogiškai tą teismą savo įsivaizduojam, o Dievo valia čia. Dievo valia čia ir pragaras yra ne krosnis, kurioje labai karšta. Pragaras yra Dostojevskio parašytas sakinys, visą gyvenimą prisimenu šitą. Pragaras yra gyvenimas čia ir negalėjimas mylėti. Tu negali mylėti. Jeigu tu negali mylėti, jeigu kažkas tau atsitiko, kad tu negali mylėti, tu esi gyvas, bet tu esi miręs. Taip. Jo, Vienas iš alfa kurso, žinai, sako, mes nuėjom, sako, alfa kursam ir sako, aš galvoju, į tą vieną nueisiu ten susitikimą ir turbūt jau paskui nebeisiu. Ir buvo susitikimas, tema, ar tai jau viskas? Maždaug, ar tai yra viskas? Ir jis sako, aš blembu galvoju. Pirma tema ir jo, aš turiu, sako, 2 namus, žmoną, vaikų, apkeliau pasaulį, priragavau picų tenais, turiu babkių ten, turiu ten kažką ten dar.
Jūs sako, pirmą kartą supratau, kad čia tipo nieko nėra. Kai bus viskas, tai tam visam bus viskas. Tai tas mes... Nyčia sakė, kad Dievas numirė, bet dabar skaitau tokią kitą Roberto Špemano knygą, kuris sako, tai yra neįmanoma dėl to, kad mes be Dievo niekada neišsiversim. Ir netgi tie, kur tu sakai, netiki, ateina akimirka ir jie jau tiki. Jie nežino, kad tiki, jie nežino jums, kad reikia Dievo. Bet visi atsidurs ten, kur jo reikia, ten, kur be jo niekaip mums neišys. Tai... Ir labai gerai yra, kad Dievas kaip tas tėvas, visiems tiems, kurie netiki, ir šitą pasiruošia kaip tėvas atleisti. Ir žinai, va tie, kurie netiki, jie dar nežino, kad tiki, o tie, kurie tiki, jie galvoja, kad jie žino, kad tiki, bet jie iš tikrųjų net nežino, kad jie dar nežino, kad... Bet kalba yra ne apie tai, kad, čia, kaip tai sako, tikėti Dievo apsimoka, nes jeigu jis yra, tai bus gerai, jeigu nėra, tau šakės, jeigu netikėsi. Bet čia toksai labai jau mokslinis, nesimoningas kažkoks paaiškinimas, nes aš šitame kongrese supratau, ką reiškia bočio žodžiai, man bočio sakydavau. Sako, Robertėlį, dėl to tikėjimo aš suprantu, sako, negali nieks kitą žmogų priversti, jis gali kažkaip pats. Bet, sako, kažkaip taip yra, kad tie, kurie tiki, žmonės geresni yra. Ir esmė yra tokia, kad kai tu esi geras ir daliniesi su kitu, tu jauti gyvenimo džiaugsmą kitaip. Tas mums žmonių pasaulyje, ten pinigų pasaulyje yra imti, bet iš tikrųjų dvasios pasaulyje didesnė atgaiva, didesnė dovana yra duoti, nes tai, ką tu duodi, ypatingai meilė sugrįžta dešimterio, nežinau, kiek kartų sugrįžta. Man atrodo, kad kai žmogus padaro gerą darbą, tai laimingi būna iškart keli. Tas, kuris padaro gerą darbą, tiems, kuris padaro gerą darbą, ir tada tie kiti nori irgi padaryti, ir tas kalnas auga meilės pasaulyje. Ir sumanė, bet kalbant apie tą patį, va čia, žinai, kalbant teismą, dangų, ten Petrą su raktais, ką praleisim, ką nepraleisim, kas su leidimu kongreso, kas be, žinai, gailestingumo, jais, neįeis. Aš jau galvoju, kad dangaus vartai, jie yra visiškai plačiai atidaryti, kiekvienam, kas nori įeiti, tik tai tiek, kad tas pasaulis, tas meilės pasaulis, jeigu tavo žvilgsnyje nėra meilės, tai tau tampa nepakeliamas, jis tave erzina. Taip. Tiesiog tau ten išbūti beprasmė, tau bloga, tu danguje kaip pragare. Taip. Didžiausias pragaras, kaip pas tave ta visą tą, žinai, kaip tam teisėjam sūnui, ar ne? Dangus tampa pragaras. Jam gyvenimas nemielas. Nemielas, jam nemiela dangaus šventė. Sunku. Kokia šventė? Nėra jėgų, reikia miegoti, nes ir to reikės dirbti. Ja. Tai reikia daugiau šventiškumo. Man atrodo, kad Arvydai, mes per daug čia prišnekėjom. Turbūt greičiausiai. Turbūt pats laikas eiti. O jau kaip tik atėjo mūsų švesti, tai tu nubaigsim. Gailestingi žmonės gelbėjo mus nuo kamerų. Tai reiks būtinai padėkoti jiems už tai. Ačiū, Robertai. Ačiū labai, tikrai labai ačiū, kad pakvietei šitą. Ačiū, kad esi. Laimė, žinok, ir laimė.